Vartai atsiveria ir mes sugrįžtame į poilsio klubą Sala Plateliai Resort. Šį kartą apžiūrėsime 2 vilas – Mėnulę ir Ežerinį. Iš išorės jos atrodo gana panašios, bet siūlo skirtingas poilsio patirtis. Pirmiausia, užeikime į vilą Mėnulį. Atvėrę duris patenkame į jaukią svetainę su židinuku, o čia pat yra ir virtuvėlė. Tad po kelionės galim pasidaryti kavos ir atsipūsti, o paskui išsirinksim miegamąjį. Antrame aukšte yra 2 atskiri miegamieji, šalia kurių yra ir 2 vonios kambariai. Išties patogu. Viloje Mėnulė poilsiauti galėsite 2 terasose. Viena yra dengta ir su lauko baldais, o kitoje laukia ofuro vonia su vaizdu į žaliuojančią gamtą. Šios poilsio patirties neturi vila Ežerinis. Ką turi Ežerinis? Užeikit ir pamatysit. Čia mus pasitinka pirties kvapas. Būtent vilos viduje įrengta pirtis ir yra vienas iš vilų skirtumų. O antras skirtumas yra miegamųjų skaičius. Vilos Ežerinis antrame aukšte yra net 4 miegamieji kambariai. Tad vietos čia užteks visai šeimai ir draugams. Pirmame vilos aukšte yra svetainė sujungta su virtuvėle, kurioje yra viskas, ko reikia maisto gamybai. Na, o jei virtuvės neužtenka, lauke jūs laukia kepsninė ir terasa su lauko baldais. Iš Ežerinio puikiai matosi tiltelis vedantis į parką ir privatų paplūdimį. Jei norėsite daugiau aktyvių pramogų, čiupkite valtį, riklentės ir mėgaukitės pasiplaukimu Platelių ežere arba pasivažinėkite dviračiais po apylinkes. Šios pramogos įskaičiuotos į abiejų vilų nakvynės kainą. Sala Plateliai Resort vilos yra puikus pasirinkimas ramiam šeimos ar draugų susibūrimui Žemaitijoje. Vilų užimtumo kalendorių ir daugiau informacijos rasite platformoje wowstays.lt.